Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai. Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsim apie naudingus pavasario augalus, metų vaistinio augalo rinkimus. Taip pat pakalbėsim apie Baltijos šalių 25-ąją tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją Baltforum 2025, kuri vyko balandžio 4-6 dienomis Palangoje. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslų fakulteto profesorė, nacionalinės sveikatos tarybos narė, nusipelniusią sveikatos apsaugos darbuotoją, vaistininkę, habilituotą daktarę Oną Ragažinskienę. Labą dieną. Labą dieną. Pirmiausia, turbūt pradėsim pokalbį nuo metų vaistinio augalo rinkimų. Vaistinio augalo rinkimas yra tapęs tradicija. Sakykit, koks tikslas šio augalo rinkimų? Lietuvoje jau 5 metai tampa tradicija organizuoti metų vaistinio augalo rinkimus. Tikslas šių rinkimų yra atkreipti visuomenės dėmesį į vaistinių augalų pažinimo svarbą, jų tvarų, racionalų praktinį naudojimą įvairiose sritise, supažindinti su augalinių vaistinių preparatų ne tik gydomosiomis savybėmis, bet ir šalutiniais bei nepageidaujamais poveikiais, bei tų preparatų sąveika su įvairiais kitais vaistais, kuriuos paskiria gydytojas, ypatingai asmenims, kurie turi lėtinių ligų. Kokie augalai dalyvavo šiais metais ir kas laimėjo? Dalyvavo 50 augalų, buvo sąrašas paskelbtas, lyderiu tapo vaistinė medetka. Kokiomis savybėmis pasižymi vaistinė medetka? Apie medetką galima daug gero pasakyti, nes tai nuo seniausių laikų žinomos šio augalo gydomosios savybės ir jos yra pritaikytos ginekologijos, oftalmologijos ir dermatologijos praktikoje. O pastaruoju metu intensyviai augalo vaistinė augalinė žaliava tyrinėjama, nes yra aparatūra, kur gali ištirti atskirus biologiškai veikliųjų junginių komponentus ir norėčiau paminėti, kad būtent šių tyrimų pagrindų nustatyta, kad šis augalas pasižymi antioksidacinių, regeneracinių, antimikrobinių, priešuždegiminių, antispazminių, hipoglikeminių poveikiais. Vaistinių medetkų žiedynų preparatų terapinės indikacijos pagal monografiją tai yra odos uždegimų, nudegimų nuo saulės simptominiam gydymui ir žaizdų gijimo skatinimui bei burnos ertmės ir gerklės uždegimo simptominiam gydymui. Tai yra išoriniam vartojimui skirta. Tačiau preparatai gali būti vartojami per burną į vidų kaip kraujavimą stabdanti, malšinanti raumenų spazmus priemonė. Mūsuose medetkų žiedynai yra įvairių vaistažolių mišinių sudedamoji dalis. O taip šis augalas žinomas labai plačiai ir įvairių šalių tradicinėje medicinoje yra naudojamas. Jo žinios randamos jau 1 amžiuje prieš Kristų. Brazilijoje pastaruoju metu tęsiami skrandžio onkologinių ligų gydymui pritaikymas ir tyrimai. Indijoje vaistinė medetka yra laikoma
šventu augalu, o Kinijoje kaip ilgamžiškumo simbolis. Tačiau koks šis augalas bebūtų įdomus, naudingas, kiek mes bežinotumėm daug apie jį ir betyrinėtume, reikia pasakyti, kad jis turi ir kontraindikacijas. Nerekomenduojama vartoti asmenims, kurie yra alergiški astrinių šeimos augalams, tame tarpe ir vaistiniai medetkai. Šio augalo visi preparatai, visi produktai turi sąveiką su vaistais. Ypatingai turi sąveiką su raminamaisiais ir migdomaisiais vaistais, sustiprindami jų veikimą. Todėl ir sakoma, reikia pasitarti su gydytoju ir vaistininku. Šis augalas labai populiarus, naudojamas ir kitose srityse, ne vien tik tai kaip vaistinis augalas, jis yra ir kaip maistinis augalas. Anglijoje ir Jungtinėje Amerikos valstijose medetkų žiedais yra skaninamos sriubos, salotos, troškinti patiekalai. Baltijos šalyse mėgstama ir geriama vaistinių medetkų žiedynų arba jų mišinių su kitais vaistiniais augalais arbata. Augalas yra aromatinis, jis tinka ir vonioms, bet čia perspėjimas dėl kontraindikacijos, jeigu yra žmonės alergiški astrinių šeimos augalams, tai to daryti nereikia. Ir aišku, augalas yra dažinis, tai yra naudojamas dėl tų geltonų dažų konditerijos praktikoje, pavyzdžiui, tešlos spalvinimui. Augalas labai dekoratyvus, jis yra akcentas darželiuose, gėlynuose, parkuose ir dar pasakytina, kad jo ypatinga tokia biologija ir tos vaistinės augalinės žaliavos ruošimas, kad galima 5-7 kartus derlių imti. Tai reiškia, kad reikia skabyti kas savaitę, kas 2 savaitės žiedynus ir vėl atsinaujina butonai, vėl skleidžiasi žiedai, todėl mes jį galime turėti kaip aplinkos puošmeną, o nuskinti žiedai kaip priemonė sveikatai. O dabar atėjo laikas pakalbėti ir apie naudingus pavasario augalus. Pavasaris tai toks virsmo metas yra, kai žmogaus organizmas išsekęs yra po žiemos, trūksta vitaminų. Būtent vaistiniai, aromatiniai augalai yra objektai, kuriuose kaupiasi gausybė biologiškai veikliųjų junginių ir jie yra ypatingai šiuo laikotarpiu naudingi žmogaus organizmui, atstato tas gyvybinės jėgas. Šiuo metu vienas iš tokių augalų tai yra bulvinė saulėgrąža, liaudyje gal geriau žinoma topinambo vardu, tai iš Šiaurės Amerikos kilęs augalas, iš Topinamburo provincijos, todėl tas jo sinonimas ir yra toks populiarus. Augalas tyrinėti pradėtas 1952 metais Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo vaistinių augalų mokslo sektoriaus prieskoninių augalų kolekcijoje introdukuotas ir tyriamas, o dabar jau Lietuvoje tyrinėja eilė institucijų ir tas maistingasias savybės ir cheminės, nes tikrai labai įdomus objektas. Kalbant apie augalo biologiją, augimą ir vystymąsi, tai reikia pasakyti, kad augalas atželia balandžio pačioj pradžioj ir jį kaip tik reikia iki to atželimo laikotarpio vartoti. Arba antras vartojimo būdas tai yra rudenį, kai augalas baigia vegetaciją. Stiebagumbiai yra kasami ankstyvą pavasarį arba vėlyvą rudenį. Augalas yra vertinamas dėl gausybės biologiškai veikliųjų junginių. Jis turi didelį kiekį inulino, o apie jį pateikiama informacija kaip apie probiotinę maistinę skaidulą, kuri maitina gerąsias žmogaus žarnyno bakterijas, skatina bifidobakterijų augimą, kurių yra storajame žarnyne. Būtent tos bifidobakterijos kovoja su kenksmingomis žarnyno bakterijomis, padeda išvengti vidurių užkietėjimo, turi poveikį teigiamą ir žmogaus imuniniai sistemai. Tyrimai rodo, kad bifidobakterijos gali padėti sumažinti žarnyne esančių
viršų net kancerogeninių fermentų koncentraciją. Inulinas yra taipogi medžiaga, kuri tinka vartoti asmenims sergantiems cukriniu diabetu. Šio augalo požeminiai dalyje, tuose stiebagumbiuose, yra gausu B vitamino, ypatingai tiamino. Tiaminas yra labai svarbus žmogaus nervų sistemai ir raumenims. Taip pat yra reikalingas angliavandenių metabolizmui ir druskos rūgšties skrandyje gamybai. Druskos rūgšties trūkumas gali trukdyti baltyminio maisto virškinimo procesą ir slopindamas fermentą pepsiną sukelti skrandžio skausmus. Su šia problema ypatingai vyresnio amžiaus pacientai susiduria, todėl šis augalas gali būti naudingas ir šiuo aspektu. Kaip minėjau, topinambai reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje. Dabar yra labai madinga lieknėti ieškoma būdų, tai čia taip pat galėtų būti natūralus augalas šioje srityje. Dar svarbu, kad topinambai padeda reguliuoti cholesterolio kiekį ir kraujo spaudimą. Taip pat palaiko imunitetą. Topinambai yra kalio šaltinis. Tokį pavyzdį galiu pateikti palyginimui, kad topinambuose kalio yra daugiau negu bananuose. 100 gramų šviežių topinambų yra nustatyta 429 mg kalio, o bananuose 358 mg. Valgydami maisto produktus, kuriuose yra gausu kalio, mes pageriname savo kaulų sveikatą ir sumažiname tikimybę susirgti osteoporozę. Ir dar atkreipiamas dėmesys dėl mikro-makro elementų gausos. Tie elementai yra labai svarbus kraujui. Čia yra geležies ir vario. Būtent šie elementai yra be galo svarbus naujų kraujo ląstelių atsistatymui, susidarimui. Kaip žinome, pastaruoju laikotarpiu geležis yra vienas iš labiausiai trūkstamų elementų žmonių organizme. To pasekoj žmonės yra kamuojami anemijos. Topinambai yra vienas iš geriausių geležies šaltinių, tai yra tikrai vertinga daržovė ir vegetarams, ir veganams. Jis naudingas, dar noriu pažymėti, kad ir plaukams, nes paminėti elementai, varis, geležis, aišku, yra čia daug dar vitamino C, jie yra naudingi plaukų sveikatai ir tyrimai rodo, kad geležies trūkumas yra vienas iš pagrindinių plaukų slinkimo priežasčių, ypatingai moterims. Kiaulpienė yra vienas populiariausių pavasarinių vaistinių augalų, kuris džiugina mūsų akis geltonų žiedų kilimų pievose. Ankstesnėse laidose jau esam kalbėję apie kiaulpienę ir jūs tada pristatėte šio augalo veikliąsias medžiagas, morfologinės, biologinės savybės. Kadangi kiaulpienė yra labai populiarus vaistinis augalas, tai norėčiau, kad šiandien papasakotumėt apie jos naudingasias savybės. Tyrimai naujausi rodo, kad kiaulpienių preparatai didina visų vidaus liaukų sekreciją, pagreitina tulžies išsiskyrimą, skatina kepenų, inkstų, skrandžio veiklą, gerina apetitą, veikia jungiamojo audinio medžiagų apykaitos procesus, vartojama nuo sąnarių uždegiminių procesų. Preparatai geba pašalinti iš organizmo cholesterolį, o lapai natūraliam pavydale, ypatingai ankstyvą pavasarį, kai augalas yra tame intensyvaus augimo periode, tai yra vitaminų šaltinis. Gal todėl įvairių tautų tradicinėje medicinoje kiaulpienė yra vadinama gyvybės šaknimi. Ji gerina virškinimą, tinka ir asmenims, kurie serga cukriniu diabetu, taip pat palengvina atsikosėjimą, tonizuoja, aktyvina organizmo apsauginį
pridėtinės jėgas. Kiaulpienių naudojama tiek antžeminė dalis, tiek požeminė dalis. Ir šaknis, iš jų yra ruošiamas nuoviras, net kiaulpienių šaknų kava pastaruoju metu gaminama, mačiau ir prekyboje yra. Tai yra vertinga priemonė nuo hemorojaus, vidurių užkietėjimo, turi teigiamą poveikį nervų sistemai, o išoriškai puikia priemonė nuo nudegimų ir pūlinių įvairiausių. Liaudyje kiaulpienių sultimis yra gydomos karpos, nuospaudos, strazdanos. Turbūt kaip ir visi vaistiniai augalai, taip ir kiaulpienė turi kontraindikacijas. Kokios jos? Koks bebūtų vertingas šis augalas, jis turi kontraindikacijų, tikrai taip. Tai yra žarnų ir tulžies liaukų nepraeinamumas, uždegimas, tulžies pūslės akmenligė. Vaikams neleidžiama ragauti kiaulpienių sulčių arba gerti šaknų nuoviro, nes gali sukelti šleikštulį, vėmimą, viduriavimą, o blogiausia tai gali ištikti širdies ritmo sutrikimas. Tai tokie perspėjimai dėl kiaulpienės. O dabar pakalbėsim apie vaistinę šventagaršvę. Papasakokit, prašau, plačiau apie šį augalą. Tai taip pat pavasario augalas, jis jau pradeda intensyvų augimą ir naudojamas tiek antžeminė jo dalis, tiek požeminė dalis. Reikia pasakyti, kad tai yra dvimetis arba daugiametis, labai kvapus, žolinės salierinių skėtinių šeimos augalas. Ankstyvą pavasarį gali būti naudojami šventagaršvių lapai, šventagaršvių lapkočiai. Lapkočiai tai daugiau naudojami konditerijos pramonėje, iš jų ruošiami cukatai. Augalas vertinamas dėl to, kad kaupėsi taip pat nemažai biologiškai veikliųjų junginių ir įvairių grupių. Tai ir eterinis aliejus, kurio sudėtis yra ganėtinai gausi, ir gleivės, polifenolinių darinių atskiros grupės, taip pat dervos, organinės rūgštys, mineralinės medžiagos, polisacharidai. Truputį skiriasi požeminiai ir antžeminiai daly tos biologiškai veikliosios medžiagos. Lapuose yra nemažas kiekis furokumarinų, todėl ankstyvą pavasarį gali sukelti alerginės reakcijas. Čia panašiai kaip barštis, garšva žmonės renka ir kartais nesupranta, iš kur tie bėrimai yra. Tai vat būtent tie salierinių skėtinių šeimos augalai, juose visuose be išimties kaupiasi furokumarinai ir sąlytyje su oda gali pasireikšti įvairiomis alerginėmis reakcijomis arba stipresniais nudeginimais. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Apie jo dabar gerasias pusės pasakysiu, kad šis augalas yra vertinamas būtent dėl tų aromatinių ir karčiųjų biologiškai veikliųjų junginių, o jie turi stimuliuojantį poveikį skrandžiui, kasos sekrecijai ir apetitą gerinantį poveikį. Preparatai naudojami dispepsijos, meteorizmo atvejais, veikia antiseptiškai, slopina daugelio žalingų bakterijų veiklą, o įvairių šalių tradicinėje medicinoje tai antiseptinė, atsikosėjimą lengvinanti, šlapimo išsiskyrimą, menstruacijas skatinanti raminamoji priemonė. Kontraindikacijos tai yra nėštumo laikotarpiu nevartojama ir asmenims, kurie serga fotodermatozėmis ir osteoporozė. O šalutinės poveikis ant odos patekus ultravioletiniams spinduliams, šventagaršvėje esantis furokumarinai gali dirginti odą, pažeisti ir iššaukti alerginės reakcijas. Jeigu yra paskirti gydytojo preparatai, kurių sudėti yra šventagaršvių žaliavos ar ekstraktų, reikia vengti tiesioginių saulės spindulių ir buvimo lauke, ypatingai intensyvę saulėtą dieną nuo 11 iki 16 valandos. Atėjus pavasariui ir atšilus orui, kiekvienas mes galime išeiti į lauką ir prisirinkti pavasario augalų. Sakykit, kokie jie? Tai yra dilgėlių lapai,
krapai, pavasarinių raktažolių, petražolių, mūsų paminėtų šviežių kiaulpienių lapų, meškinio česnako, daugelis dabar augina jį, topinambų, stiebagumbių ir visą tą puokštę supjaustyti, paruošti salotas, apšlakstyti citrinų sultimis, įdėti pagal skonį ar druskos, ar su garstyčiom, su citrina, alyvuogių aliejum. Tokias salotas pasiruošti, tai tikrai yra be galo vertinga priemonė, kuri žmogui atstato tas gyvybinės jėgas. Žmogui reikia stiprinti savo imuninę sistemą būtent iš vidaus. Ir išėjus į lauką, pats renkiesi, akis pakeli į tą bundančią gamtą, pajunti ir nusiraminimą, ir atgaivą savo širdžiai. Dabar pakalbėsim apie asociacijos Aromas Internarium Salutis, atsakingos už Europos tarybos kultūros 48 kelio Europos istorinių vaistinių ir vaistinių sodų tarptautinę platformą ir vadovų vizitą Lietuvoje. Papasakokit plačiau apie šį renginį. Trumpai reikia pasakyti, kad asociacija Aromas Internarium Salutis yra atsakinga už Europos tarybos kultūros 48 kelio Europos istorinių vaistinių ir vaistinių sodų platformos tarptautinę veiklą, kurią pradėjo 2021 metais Valencijos universitete Ispanijoje. Tikslas yra išsaugoti ir populiarinti tiek materialųjį, tiek nematerialųjį Europos kultūros paveldą susijusi su farmacijos mokslo istorija ir materija medika. Asociacija Aromas Internarium Salutis yra įvairių šalių bei institucijų organizacija. Šiuo metu yra 12 šalių, 51 institucija, kurių tarpe yra 4 Lietuvos institucijos, tai Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektorius, 2 vaistinės, tai Širdažolė ir Valerijonas, bei 1 kandidatas, tai yra UAB Švenčionių vaistažolės. Organizacija ypatingai svarbų vaidmenį skiria minėtų šalių ir institucijų veiklai ir vykdoma tokiomis kryptimis. Pirmiausia, tai yra mokslinių tyrimų ir plėtros projektų organizavimas ir vykdymas. Antra, jaunimo, kultūrinių ir švietimo mainų skatinimas pagal Erasmus plus programas. Trečia kryptis - šiuolaikinės kultūros ir meno praktikai, kuri išsaugo ir įamžina turtingą protėvių paveldą, dokumentavimui ir reklamai. Ketvirtoji kryptis - kultūrinio turizmo, tvaraus, mokslinio, įtraukaus ir visuotinai prieinamo modelio sukūrimas. 25 metais, tai yra šiais metais, vasario 27 dieną, Aromas Internarium Salutis 3 generalinė asamblėja atsakinga už tos platformos veiklą ratifikavo Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentės Vytauto Didžiojo universiteto profesorės Onos Ragažinskienės oficialų patvirtinimą Aromas Internarium Salutis naujajam mokslinio komiteto nare. Būtent man teko organizuoti šių vadovų vizitą šių metų balandžio 1-6 dienomis ir tuo pagrindu buvo organizuota viešnioms vizitai pagal programą. Atsakingi asmenys lankėsi Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje, susitiko su direktorium docentu daktaru Tauru Antanu Meku, vaistininkė istorikė Zenona Šimaitienė, šios institucijos kolektyvo nariais, taip pat susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi, profesoriumi Juozu Augučiu, plėtros prorektorė docentė daktarė Vilma Bijeikienė, gamtos ir technologijos mokslo tyrimo instituto direktoriumi, profesoriumi habilituotu daktaru Algimantu Paulausku, bei gamtos mokslų fakulteto dekanu profesoriumi daktaru Sauliumi Mickevičiumi, lankėsi botanikos sode vaistinių augalų mokslo sektoriuje. Čia susitiko su botanikos
botanikos sodo direktoriumi daktaru Nerijumi Jurkoniu, vaistinių augalų padalinio vadove profesorė Ona Ragažinskienė ir šio padalinio darbuotojais. Taip pat buvo suorganizuotas susitikimas su Entafarma, tai yra farmacijos įmonė Vilniuje, ir šios institucijos vadovas Tautvydas Andriukaitis pristatė būriamo šioje institucijoje farmacijos muziejaus ekspozicijas ir eksponatus. Šiais metais yra 2 priimtos vaistinės naujos, viena Vilniuje, Širdažolė. Atsakingi asmenys vizitavo Širdažolės vaistinę. Atsakinga vadovė Birutė Michelkevičienė pristatė įdomų, originalų, iki šių dienų išlikusi vaistinės interjerą. Po to lankėsi Švenčionių vaistažolių fabrike. Tai tikrai sudarė didelį įspūdį. Vienintelė tokia institucija, kuri 142 metus tęsia vaistažolininkystės tradicijas, turi labai plačius išvystytus rūšius su visais pasaulio kontinentais. Lankėsi ir Valerijono vaistinėje. Šiauliuose ši vaistinė įsikūrusi. Valerijono vaistinėje yra įkurtas muziejus ir prie vaistinės veikianti edukacinė arbatinė pristatyta. Ir po to vykome į Viekšnių vaistinės muziejų. Tai vienintelis kaimiško tipo 19-20 amžiuje veikusios vaistinės muziejus su išlikusiais vaistininko gyvenamosiomis patalpomis. Jo ranka rašyta visos vaistinės istorija. Ta proga Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje atidaryta Materia Medica paroda, kuri veikia nuo balandžio 3 iki gegužės 10 ir visus maloniai kviečiame apsilankyti. Langas į pasaulio mokslą. O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslų fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė pakalbėsim apie Baltijos šalių 25-ąją tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją Baltfarm Forum 2025, kuri vyko balandžio 4-6 dienomis Palangoje. Papasakokit, prašau, plačiau apie šią konferenciją. Jubiliejinė šiais metais 3 Baltijos valstybių - Lietuvos, Latvijos, Estijos farmacijos asociacijų organizuojama konferencija, kuri kasmet yra organizuojama vienoje iš šių 3 šalių. Baltforumas vyko Palangoje. Organizatoriai Lietuvos farmacijos sąjunga, profesinis žurnalas Lietuvos farmacijos žinios, asociacija Romas Internarium Salutes, instituciniai partneriai Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektorius, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus ir UAB Švenčionių vaistažolės. Sprendžiant Europos visuomenės sveikatos ateitį, svarbu yra puoselėti ir išsaugoti farmacijos objektų etnopaveldą, vystyti farmacijos mokslą, studijas, praktiką ir inovatyviais pasiekimais įsijungti į dabartinį Europos vienos sveikatos sąjungos veiklą. Mūsų ir buvo šio renginio tikslas ir sprendžiant šią problemą, asociacijos Romos Internarium Salutes atsakingos už Europos tarybos kultūros 48 kelio, Europos istorinių vaistinių ir vaistinių sodų platformos tarptautinę veiklą, buvo surengtas šios organizacijos vadovų ekspertų vizitas Lietuvoje ir jie dalyvavo šiame kongrese ir pristatė pranešimus tiek plenariniai sesijoje, tiek moksliniai dalykai. Baltfarm forumo metu plenarinėje sesijoje perskaityta 15 kviestinių pranešimų, padaryti 8
stendiniai pranešimai ir šių pranešimų santraukos yra atspausdintos specializuotame žurnale Lietuvos farmacijos žinios 2025 metų 1-2 numeryje ir šio žurnalo taip pat elektroninė versija yra paskelbta Lietuvos farmacijos sąjungos tinklalapyje. Aktyviai stendinių pranešimų sekcijoje dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai. Pabaigoje vyko diskusija, o antroji sudėtinė dalis forumo tai yra Palangos kurorto muziejaus praktinė programa su gidu skirta rekreacijai, kraštovaizdžio, nekilnojamo turto paveldo vertybių pažinimui susijusi su Palangos istorija ir kaip tik su gidu buvo aplankytas Tiškevičiaus dvario parkas, Palangos kurorto muziejaus vila Anapilis, kuri pastatyta 1898 metais. Dabar muziejus yra įrengtas. Šis pastatas įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto vertybių registrą ir mes gavom labai daug dalyvių sveikinimų, padėkų, kad tai buvo tikrai įdomi įvairiapusė programa, nors darbotvarkė ganėtinai įtempta, tačiau šalia Andrė parkas, Tiškevičių parkas, tai visi galėjo susitikti su kolegomis, ne tik naujomis žiniomis išplėsti akiratį, bet kartu ir pabendrauti, pajusti dvasinį bendrumą ir prisiliesti prie tų senųjų ištakų, kurios yra puoselėjamos ir saugomos. Šios dienos laida jau atėjo į pabaigą. Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir linkiu Jums įdomios ir turiningos mokslinės veiklos. Dėkoju Jūsų laidai Mokslo langai. Mes stovime dabar tokiame labai gražiame metų laikotarpį, kai pereinam iš tamsos į šviesą. Gerbiami mokslo laidos klausytojai, linkiu Jums taikos, ramybės kiekvieno mūsų širdyje. Būkite laimingi, būkite gražūs ir sėkmingi. Ačiū labai už palinkėjimus. Klausytojams ir aš sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Už lango gražus pavasarį, šviečia saulė. Eikim į gamtą, rinkim vaistinius augalus, gerkim jų arbatas ir stiprinkim savo imunitetą. Šios dienos laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Laidos įrašą visada galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Visiems linkiu likusios geros dienos. Sudie. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.